Sveiki, šiandien pas mane rytas ir aš sėdžiu prie kompo, jau pasiruošęs anglų kalbai, užims šitą pamoką 1 valandą, o vėliau mes su jumis važiuosime į objektą. Parodysiu visą savo dieną, parodysiu kokie darbai jau atlikti, kas mūsų laukia ir parodysiu gal visus niuansus, kaip dėti molinį tinką ant sienų. Tai va, žodžiu, labai bus visko daug ir informatyvu. Jums siūlau nubėgti į virtuvę, pasidaryti kavos arba arbatos, nes aš jau turiu. Siūlau sėsti ant sofutės kaip įmanoma patogiau. Pradėkime. Taip, galų gale mes važiuojam į darbą, nes pusė dienos jau praėjo, nes anglų kalba, tai vienas reikalas, kitas antras, va taip ir praeina tas laikas. Pusė dienos tarsi 30 minučių. Dabar mes su jumis važiuojam į darbą. Aš bagažinėje turiu laminuotą dangą, bet su ją pasidalinsiu vėliau. Parodysiu, kaip viskas atrodo. Iš ryto išgeriau arbatos, o dabar užvažiavau į Circle K, padariau savo kavos. Pasikrausim energiją važiuodami į darbą. Va, šiandien laukia tokie darbai, kad reikia pilnai visų galingumų dėti molinį tinką, tada glaistyti lubos vonėje ir tualete. Ir tokie papildomi visokiausi darbai. Aš net nekalbu apie visokiausi ten tvarkymo darbus. Labai greitai mūsų laukia elektros darbai, nes reikia sumontuoti visus jungiklius ir rozetės, taip pat šviestuvus, pajungti skydą ir reikia santechniko, nes irgi santechnika visa stovi. Šiandien bandysim uždėti molinį tinką, kad galima būtų montuoti ir visus radiatorius. Tai, žodžiu, frontas labai didelis, reikia kariauti. Bet kažkaip diena labai trumpa. Aš net neįsivaizduoju, jeigu yra tokių žmonių, kurie ateina į darbą ir tik tai laukia darbo dienos užbaigimo, pabaigimo, atrašykite, jeigu tokių yra, nes pas mane viskas atvirkščiai. Viskas atvirkščiai. Dar yra tokia problemėlė, iš apačios kaimynai sako, ten kažkas tai su tuovu, ar ten vamzdžiai, girdisi vanduo kaip nubėga. Irgi spręsim šitą problemą. Aš jaučiu, kad paprasčiausiai nepadaryta izoliacija, garso izoliacija, nes dažniausiai iš statytojo, kas atvažiuoja, ten pigiai sumontuoja tą vamzdį, ne, jisai labai triukšmingas, neslapinantis visokiausių garsų, nes šiaip gerai būtų ir dar papildomos kažkokios tai izoliacijos. Nes, daleiskim, po apačią gyvena senelė ir sako, nu, pas mane yra paprasčiausiai labai daug triukšmo garsų nuo to, kai kaimynai leidžia vandenį. Tai vat, šiandien irgi pabandysim padėti žmogui ir ištaisyti, atlikti darbą gerai. Nu, kas reiškia gerai, kad nebūtų papildomų garsų. Nes ir jo sūnus irgi ten bandė kažką tai daryti. Išdraskė savo rankas paprasčiausiai iki kraujo, bet taip ir nieko neišėjo, nes jeigu pilam vandens, net ir pas save, ne, nes mes 3 aukšte, jinai gyvena 2, tai pilnai tarsi jokios izoliacijos iš viso nėra. Tai jau atspręsim šitą problemą, jeigu paprastos vatos dėjimas nepadės, pabandysime dar papildomai kažką tai padaryti. Paklijuoti kažkokią tai izoliaciją. Mes su jumis objekte ir už mano nugaros mes turime sieną ir uždėtas molinis tinkas ant šitos sienos. Beveik visą patalpą jau paruošta, nu, ta prasme, aš dabar kalbu apie sienas, liko tik tai viena siena, tuo mes ją užbaigsim. Turbūt reikia parodyti, kaip atrodo iš šono, ne, turbūt padarysime štai taip. Labai puikus rezultatas, vientisa struktūra, viskas gavosi super. Man rezultatas asmeniškai labai patinka. Ką reikia žinoti? Turbūt šitą informaciją nėra svarbi, bet vis tiek papasakosiu. Molinis tinkas dedasi 2 sluoksniais. Pirmą sluoksnį, kai mes uždedame, ar reikia užtrinti? Šiaip nereikia, bet jeigu jūs užtrinate, žinokite, jokios
reikšmės nėra. Bet trupučiuką bus geresnis rezultatas, mes pilnai užtriname ir kažkokiu tai, jeigu daleisime buvo ant sienų trupučiuką ten klijų, ne, arba kitokią spalvą, mes visą tą dalyką užtriname. Jeigu mes dedame paprasčiausiai su glaistiklė pirmą sluoksnį, ne, vat, dar parodysiu gyvai, kaip tai daroma. Irgi rezultatas yra geras, nes kaip norite, taip ir darykite. Džiovimo procesas molinio tinko labai greitas, labai, vat mes ką tik uždėjome, kažkur tai praeina pusę valandos ir jisai tampa toksai kietas, tai vat reikia tą darbą labai greitai atlikti. Galima vienam atlikti, irgi galima, mes greitai išglaistom, mane ir užtriname, bet kur yra užbaigimas, ten nelendame paprasčiausiai, o uždedame dar molinį tinką ir tada, kur yra ta siūlė, jau užtriname ir judame toliau. Ir va taip etapais judame. Tuoja prie sienos, kai mes tinkuosime, aš dar kartą viską parodysiu gyvai. O štai čia mūsų klozetas laukia savo eilės. Hatrė tai vienas iš brangiausių gamintojų. Mes dabar laukiam santechniko, bet prieš visą tą santechniką, kad pakabinti ir radiatorius, ir tą klozetą, gyvatuką ir taip toliau, visus prietaisus santechninius, mums reikia atlikti va šitą darbą. Tai turbūt eikime viską darykime po eiliui. Jūs su manim šiandien praleisite visą dieną. Prieš dedant molinį tinką pasižiūrėkime į pagrindą, turi būti lygus, švarus, neturi būti kažkokių tai dulkių ir taip toliau. Pagrindas taip pat turi būti išgruntuotas. Aš siūlyčiau pasiimti gerą gruntą, kai mes dėsime molinį tinką ant mūsų sienos, kad paprasčiausiai būtų vientisas kilimas, tai pasakykime. Jeigu yra kažkokių tai, vat, kai mes darėme šitą sieną, molinis tinkas pateko būtent čia, reikia viską nuvalyti. O būtent jeigu ant sienų yra likučių klijų, pasišalinam, nes klijai dažniausiai prasiskverbia per molinį tinką. Kad neprasiskvertų, reikia nuvalyti. Tada, kai siena jau švari, reikia pasirūpinti, kad ir grindys irgi būtų išsiurbtos, kad iš grindų nekiltų dulkės ant mūsų sienos. O taip pat ir viršui reikia paklijuoti lipnią juostą, nes mes, kai užbaiginėsime sieną, kad molinis tinkas neužliptų ir ant pačių lubų. Paklijuokime lipnią juostą ir sutvarkykime grindys. Rankos turi būti švarios, nes kad neištepti lubas. Tuo aš parodysiu iš arčiau, kaip tai atrodo gyvai. Gana greitas procesas, nieko sunkaus. Lipnia juosta pilnai paklijuota, sutvarkykime grindys. Mes su jumis uždėjome molinį tinką ir reikia palaukti kažkur tai pusę valandos. O tuo laiku mes galim judėti ir daryti kitą sieną, kol čia vyksta džiovimo procesas. O tada mes su tavim sugrįšime ir čia atgal. Kol mes užnešinėjame molinį tinką ant šios sienos, mūsų pirma siena jau išdžiuvo, vanduo įsigeria į sieną ir mes galim dėti antrą sluoksnį. Padarykime tai. Tai va, dedame molinį tinką tokiomis juostomis po 70, 60, 70 cm. O tada pradedame užtrinti. Užtrinimas irgi vyksta ne iki pačio galo. Mes neužtrinam šitą dalį, kur yra užbaigimas. O kai užnešame antrą sluoksnį, ta prasme, kai mes judame toliau, tai tada ir užtrinsim šitą vietą. O dabar kol kas tai užtriname štai taip. 10 cm tą juostą būtinai palikite. Štai čia mes turim sujungimo vietą ir pasižiūrėkite, paprasčiausiai dedame ant viršaus, pas mus užtrinta kažkur tai iki šios vietos, tai va dar kartą dedame čia šalia, nuimame ir gauname beveik be siūlių. O tada ir užtriname. Gaunasi štai toksai rezultatas.
Bet kur nėra dar uždėta molinio tinko, tai ten nelendame. Kur per daug, nuimame. Rezultatas gavosi ypatingas, man labai patinka, siūlau pasižiūrėti iš arčiau. Bet prieš tai, jeigu jūs patys norite montuoti, jeigu jūs patys ruoštės pasidaryti molinį tinką, tai nėra viskas taip paprasta. Žiūrėdami šį vaizdo įrašą atrodo, kad labai paprasta, ten užtrini ir tiek. Bet yra labai daug niuansų, turėkite tai omeny, nes teoriškai, ką mes žinome, tai puikiai, viskas gerai, bet kai atlikinėsite praktiką, ten, aišku, susidursite su sunkumais. Bet aš šiandien neraginu jūs, kad nieko nedarykite ir tik tai atiduokite šį darbą atlikti profesionalams. Iš esmės, tai būtų geriausias patarimas. Bet jeigu didelis noras yra pačiam, nes labai daug žmonių, kurie nori savo rankom pasidaryti kažkokį tai remontą, atlikti ten struktūrinį tinką vienos sienos, kodėl ne, galima ir išbandyti pačiam. Tai va tokia instrukcija tikrai jums bus į naudą, o jeigu jūs profesionalas, galite rašyti, kokių dar būdų yra, kad pagreitinti visą procesą ir gauti gerą, gražų rezultatą. Ne tik tai tas molinis tinkas, gal yra kažkokių tai struktūrinių tinkų, o jeigu tarti porą žodžių apie dažymą, tai kažkaip jau nusibodo, ne tas dažymas, jau toksai labai senas procesas, tai pasakykim, ir tos spalvos, ten kažką tai rinktis, kažką tai derinti prie visų baldų, tai, žodžiu, nežinau. Irgi parašykite. Komentaruose vis dėlto jūs balsuojate už dažus, kad paprasčiausių būdų dažyti sienas, arba jums labai domina šis molinis tinkas. Buvo toksai klausimas, ar galima dažyti šį molinį tinką be problemų. Paprasčiausiai, jeigu su laiku, ten po 5 metų jūs norėsite priduoti kažkokią tai spalvą, be problemų. Gruntuojam sieną ir išdažom. Bet kokiais sieniniais dažais ir net ir su spalva, kurią jums labai patinka. O dabar siūlau vis dėlto pasižiūrėti, koksai rezultatas gavosi. Aišku, nufilmuoti labai sunku tokią sieną, bet svarbiausia, ką mes matome, kad nėra kažkokių tai sujungimų. O taip, pasakykime, vientisas kilimas, ne? Jeigu iš arčiau. Dabar jeigu žiūrėti, koksai skirtumas, nes matosi, kad čia yra dar vandens, kol pilnai išdžius šitą sieną, tai reikės kažkur tai visą parą, o šitą sieną buvo padaryta vakar. Ir štai taip toksai rezultatas. Labai maloniai atrodo ir aš galėčiau pasakyti, kad priduoda jaukumą, nes jeigu lyginti su dažyta siena, kažkaip viskas aštriai, labai švariai, tai va čia yra tas jaukumas. Bet vėl čia ne tapetai, nes tapetus aš iš viso nemėgstu. Čia vakar daryta siena. O šis vaizdo įrašas gaunasi toksai labai ilgas, nes norėtųsi parodyti visą dieną, kokie darbų procesai vyksta objekte per vieną dieną. Ir jų žodžių labai daug. Mes turime apžvelgti laminuotą dangą, tai siūlyčiau, kol vyksta džiovimo procesas, kol ten maišysime molinį tinką, pasižiūrėkime laminuotą dangą, o tada ir sutvarkysime, nes čia grinai betvarka. Taip, apie laminuotą dangą. Štai mes turime Jaeger Home More from Wood. Va tokią spalvą. Ir aš skaitau, kad jaunam žmogui bus tikrai labai gera spalva ir pats tvarkymo procesas irgi bus labai lengvas. Nėra labai tamsios grindys, bet į kambarį bus labai gerai. Va, kol kas tai sudedame prie sienos. Dar turbūt reikėtų pasakyti, kad čia koksai storis. Čia mes turime 8 mm. Dėl pakloto pakalbėsime vėliau. Gal nufilmuosime atskirą vaizdo įrašą, jūs pakomentuokite. Šiaip nufilmuota labai daug vaizdo įrašų mūsų YouTube platformoje, bet gal dar yra kažkokių tai niuansų, mes galėsime apie tai pakalbėti atskirai. Tai rašykite komentarus, pabandysime apie laminuotą dangą papasakoti daugiau.
Gal išpakuokime vieną, parodysiu gyvai spalvą. Čia nėra tokia rūda, bet labai tokia švelni. Man asmeniškai labai patinka. Štai. Gal va taip. Bet apie laminuotą dangą, kaip ir minėjau, turbūt nufilmuosime atskirą vaizdo įrašą ir pasižiūrėsime bendrą rezultatą. O taip pat ir siūlau prenumeruoti šį kanalą, kad būti su mumis drauge, kartu ir džiaugtis atliktų darbų. Nes bendrai irgi pasidalinsiu, kaip jau bus remontas gatavas. Dėl pačių baldų tai nežinau, susitarsim su užsakovais, jeigu darysime ir su baldais, tai tada bus dar vienas atskiras vaizdo įrašas, kai jau pilnai iki rakto bus priduotas šis būtas. Jeigu tik tai remontas, tai būtinai pasidalinsiu su jumis, kaip bus atlikti remonto darbai. Tai vat būkite būtinai kartu. Kol vyksta tvarkymo darbai, aš siūlau išglaistyti lubos vonioje. Vat taip viskas greitai. Ta prasme, ne taip, kad greitai, mes žiūrim į kokybę, kad lubos išdžiūtų, kad pasišalinti drėgmę, tam irgi reikia laiko. O tada vėl grįšime prie molio tinko dėjimo. Taip, nuimkime šį šviestuvą. Prieš glaistymą lubos atrodo štai taip. Kol mes su jumis ten glaistom, čia štai tokia tvarka. Ką, mėlyje, 7 valandos vakaro ir vat tiek to darbo padaryta. Rytoj uždėsime antrą sluoksnį, bus viskas idealiai. Šiandien padaryti šitie atkosai, bet čia dar liko nuo lipnios juostos klijai. Pašalinsime su jumis rytoj. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, irgi balsuokite, uždėkite gerą didelį patiktuką ir aš tada žinosiu, kad jums patinka tokie vaizdo įrašai. Jeigu ne, tai mąstysim ir filmuosim kažką tai kito. Kažką tai kitą. Dar vienas toksai niuansas, lifehackas, užeikime į svetainę. Štai čia, kur yra ta lipnia juosta ant lubų paklijuota, kad neištepti lubos, kai mes dėjome molinį tinką. Šitą lipnią juostą aš siūlau nuimti tik tada, kai viskas išdžius. Nes daleiskim, mes čia turime dar šoną, kaip ir vyksta džiūvimo procesas, bet visas viršus jau išdžiuvo. Bet tikriausiai kils tokių klausimų, kasgi bus, jeigu iš karto pradėti lupti šitą lipnią juostą. Jeigu mes su jumis skubėtume ir mums reikia nulupti lipnią juostą iš karto, kai padarytas molinis tinkas, tai nėra gerai, nes nuiminėdami šitą lipnią juostą mes galim pažeisti ir dažus. Tai vat neskubėkite, paprasčiausiai jeigu yra laikas, tai kitą dieną iš ryto jau galima nuiminėti. Turbūt bus žmonių, kurie sakys, ne, tai blogai, tai neišgruntuota ar bla 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 bla. Net neklausykite, paprasčiausiai visada geriau persidrausti ir padaryti taip, kaip patariu šiandien aš. O jeigu yra noras išbandyti pačiam, vis dėlto bus ten kažkas tai ar ne, galite padaryti tokius bandymus. Kai yra drėgna, nuimti lipnią juostą, o šiaip iš karto geriau nuiminėti, kai viskas išdžiūvo. Vat taip greitai prabėgo šitą dieną ir, žinokite, tarsi 1 valandą. Aš vat nemėluoju, vat tiksliai. Ir norėtųsi dar daugiau pasidaryti to darbo, užbaigti molinį tinką ir ten kruopščiai viską apsižiūrėti, visus kampus, padengti su silikonu, ten paklijuoti lipnią juostą. Bet, ne, vis tiek reikia atsistatyti, paprasčiausiai reikia pailsėti, o tada naują dieną atneš mums naujų iššūkių. Tai važiuoju namo, laukia jau tamsu. Nors ir skubėjau užbaigti visą darbą, bet mano įrankiai švarūs. Tai paliekam šį objektą iki rytojaus.